Žinot, kas dar taip yra kažkaip neįtikėtini sutapimai vyksta. Yra vat kažkoks blogas įstatymas. Ar net nėra įstatymo. Nelegaliai duoda informaciją. Bet tą problemą kažkaip nusprendžia spręsti tokiu laiku, kai vat būtent labai paranku arba atleisti Monikutę, nes ateini valdžią ir vat reikia atleisti ją, reikia LRT perimti. Arba va dabar tikrai nenori, kad išeitų tas įrašas, vat būtent šitas įrašas. Būtent tada vat šitą tokią svarbią problemą sprendi. Taip, tipo, nežinau, taip keistoka tokie sutapimai yra. Nu, vat, niekam nekliūna viską, bet tada gerai, gal užkliuvo kažkam, ne tik, kad kažkada tvarkyti kitą kartą, bet ne. Tada realiai, kad būtent tau reikia, žinai, kad nebūtų prieitas domuo. Arba ten žurnalistai tave tyrimus daro, ar dar kažką. Arba būtent tada tu nusprendi, vat, spręsti šitą seniai, 10-metį kiek vat nelegalų informacijos patikimo. Kaip bet keista yra, vat tokie sutapimai kartais. Tai yra mūsų apsisprendimo reikalas. Ir dažniausiai šitie klausimai nebūna nei agendoj ten, žinai, politikų, nei kažką dabar su LRT, gal galima sakyti, kad, nu, Žemaitaičio agendoj buvo tas, kad, tipo, ten reikia LRT sutvarkyti, žinoma, bet jo, dar būna, kad čia nei kalbėjo apie tai prieš tai, nei ten kėlė tą klausimą iš vis. Bet tada staiga, kai kažkokia drama, ar žurnalistai pradeda kažkokius ten tyrimus daryti, ar šiaip, nu, tirti būtent, žinai, tave, tada, vat, pasirodo, atsiranda tai svarbus klausimas valstybei ir Lietuvai, ir vat tada reikia įspręsti, vat būtent, kažkaip taip keista, ne? Vienas tapimas, gal taip ir būna, žinai, atkreipi dėmesį tada, gal, tipo, bet vat tas taimingas, žinai. Ir tas taimingas, politikas, kai, pavyzdžiui, neturi pasitikėjimo gal visuomenės, ir tada jis pradeda spręsti tą visuomenėje ir valstybėje rūpimą klausimą. Ne anksčiau, ne vėliau. Ir jeigu politikas vat neturi pasitikėjimo, tai kaip tik visuomenė nenori, kad tu tada spręstum tą, nu, jiem rūpimą klausimą. Pavyzdžiui, dabar, ar ten socdemai labai daug pasitikėjimo turi, ar mes norim, kai jie spręs kažkokius klausimus dėl LRT? Jo, gal bloga buvo tvarka. Gal iš tikrųjų politizuotas LRT, ten ta vadovybė, taryba. Gal reikia kažkaip geriau padaryti. Bet duokit tada gal kitiem daryti tą geriau, negu kad jūs dabar, kai esat susitepę, tipo, kai buldozerių mėgino nesąmonės daryti, tai gal jūs jau nedarykit, jau nieko. Jo, padarys kiti, kurie gal turės pasitikėjimą, bet čia pat tas ir yra. Nes, nu, laimėjo rinkimus, pasitikėjimą gauna 4 metam ir nesvarbu, kas vyksta, tipo, nesvarbu, kiek reitingai nukrenta, nesvarbu, kad rinkėjo rinkimus ant melo ir tas pasitikėjimas gal senai išgaravęs, nu, tipo, bet niekas tas nesvarbu. Ir tie žmonės, kurie dabar pagal reitingų žiūrint, jau greičiausiai net neturi pasitikėjimo jokio, kad tos įstatymus darytų, jie toliau darys tos, nu, pakeitimus. Ir dėl LRT, ir visko. Bet jo, įdomiai taip, ne?